Of course, į Londoną. Kad aš nepaspaudžiau mygtukų, kur važiuot? Jau jeigu ką, atskridau į Londoną ir mes full-on ruošiamės į Halloween party. Su purvina kamera. Taip, ir čia mūsų pietus. Ir mes kiekvieną dieną gaunam milijardai siuntų. Kaip galit matyti? Kai atrodo, kad kalėdom mes ruošiamės. Ir šiandien dažomės ir pasakojam, ką mes iš vis čia veikiam Londone. Visų pirma, sunscreen. Toks sunscreen visada, always. Dabar mes Londone apie 3 savaitės. Aš manau, geresnį lankelį nesurasti. Šiandien mes einam į vakarienę su Irimo draugais. Taigi, main dalykas, mes planuojam renginį. Irimas darys renginį Halloween party. Jeigu įdomu, kaip atrodo mano kalendorius, jis yra pilnai užpildytas. Tai kiekvieną dieną irgi ruošiamės vis dar tam parčiui. Daug visko planuojam, daug visko filmuojam. Poryt mes sutikinėjom su Dominiku ir Emilija. Antradieniais Mikina, trečiadienį aš eisiu į konferenciją. Tada dar į Oksfordą važiuosim. Tai čia insane. Ir tada 31 dieną mes darom tą renginį. Mano pagrindas atrodo va taip. Jis labai yra lengvas. Daug žmonių turėtų atvaryti. Keletą iš mano draugų atvažiuoja iš Lietuvos ir iš Lenkijos. Šiandien irgi padariau planą kai kurių dekoracijų. Karolina iš ateities, prašom, va čia va tikilinėt viską. Ir dar, kokia konferencija? Tai aš eisiu į konferenciją Trust and Safety Londone. Čia yra sfera, kurioje aš dirbau. Čia yra mano bronzinis, hula iš Benefito. 10 iš 10. 100 iš 10. Dėl šito tai tikrai duoda nukirst galvą, bet šitas yra tikrai vertas. Visiems rekomenduoju susirasti vyrą, kuris gamina maistą ir ramiai gyvena. Like I did. Dar nusipirkau lempą. Nes be lempos va toks apšvietimas. Labai džiaugiuosi, kad man draugai atvažiuoja. Atvažiuoja Lukas su Ivona iš Vilniaus, iš Lietuvos, jeigu kas nežinot, kas yra. Keista būtų nežinot, kai lietuviškai aš šneku ir jis tokia, kas yra Vilnius. Ir tada Enrika atvažiuoja iš Varšuvos. Labai exciting, labai džiaugiuosi. Manau, tikrai gerą laiką turėsim. Taip pat labai exciting, kad mes turim daryti kostiumą dėl šitą eventą. Nusprendžiau biškį pridėti kalbėjimo į blogus, nes why not? Čia man blogai, ką noriu, tai darau. Dėl blush'o tai naudoju šitą paletę. Čia yra The Balm. Labai geras yra blush'as iš šitos paletės. Visi šepetėliai, 9% šepetėlių yra iš Real Techniques. Ir šitas blush'as yra labai pigmentuotas. Taip naudočiau highlighteriais čia, nes matos, kad aš tikrai jį naudoju. Bet man sesė padovanojo neseniai tokį iš Essence. Čia yra Baby Got Glow. Visai man šitas irgi patinka, nes jis tokio biškį wet efekto duoda. Mano pudra yra tokia, nors pudra kaip pudra, bet biškį brangiai kainuoja, tai gal aš pirkčiau kažkokią paprastesnę. Dabar turiu pasipurkšti savo setting spray'ų. Čia yra Inglot, bet aš tiesiog įperpilus kelionį tokį variantą ir tada pasidažysiu blakstienus ir kitas. Dėl blakstienų neįtikinsit manęs, kad yra kažkas geriau už šitą dalyką. Turiu rudos spalvos, bet prieš tai turėjau juodos labai daug metų. Po to perėjau į rudą ir geresnį dalyką aš nesu radus niekur. Like, absoliučiai niekur. Turiu dar tokį mėlynos spalvos, nes aš dažnai būna, kad darausi mėlyną spalvą akis. Tai irgi labai patinka. Šiaip mėlynos spalvos tušų meilę aš atgavau, kai man Enrika, nežinau, prieš koks 6 metus atvežė iš Portugalijos Kiko brendo tušą mėlynos spalvos ir aš tiesiog įsimylėjau. Čia pas mane Kiss and Run. Čia Gabrielė man padovanojo. For the Win man irgi yra nuo Essence šitas gelis. Kiek aš visko nebandžiau. Kai kurie būna per stiprus, kai kurie per silpni, kai kurie nešukuoja, kai kurie palieka baltą žymę. Šitas mano plaukam puikiai veikia ir puikiai laikus. Tokį meką pagaunam. Ir tiek papasakoju apie Londoną. Tai
Tikiuosi smagiai sužiūrėsi šitas vlogas ir Future Me bus labai laiminga dėl šito. Ir visi žmonės, kurie dalyvaus. Ką tik baigiau savo jogos treniruotę, 30 minučių mes ją darėm. Turim biškiai į formą grįžt ir tuo labiau, kad Eirimo sesė užsiminėja full-on pilatesu fėja. Tai man reikia biškiai jėgų savo atstatyti tam, kad aš galėčiau irgi šitą daryti, kai atvažiuosim į Airiją. Šiandien yra pirmadienis, tai aš jau atidirbau savo darbo dalį. Dabar turėjau sporto minutėlę, taip pat labai skaniai pavalgėm pusryčius. Aha, tai kažką bairį, visi nusižvengia, jos dvi nežvengia. Šiandien galbūt bus tokia labiau tvarkymo diena, bet taip pat mes aš užsisakiau naujus batus, Eirimas užsakė savo striukę. Taip pat prieš porą dienų aš užsakiau kvepalus, taip pat dar labai daug dekoracijų papildomų Halloween pačiui. Tai iš tikrųjų labai excited daryti visas tas dekoracijas ir panašiai. Tai aš manau filmuosiu labiau TikToką, kaip aš jas darysiu. Šis vlogas bus labiau eksperimentinis, mes labiau šnekėsim, mes savo erotiškumą ir gyvenimo pristatymą mokysimės. Bet pažiūrėsim, kaip čia bus. Atidarau. Aš turiu naują stovą, gyvą stovą, accessible. Gali drebėti biškitas naujas tavas, bet... Man mum Ivonė, servetėlių, pasta, kondicionierius, kreidelis, šaltas popierius. Geriausias rinkinukas, kurį jūs matėte šiandien. Nepradžiau, kad turiu naują dėžutę, kur visi man dalykėliai guli. Aišku, čia toks balaganas biški, bet viskas yra naudojama ir viskas yra patogu, faina. Tai čia ir nupirkau tų servetėlių įsidėt. Most random intrapai, bet Karolina šiandien gamins salmoną. Karolina eina į parduotuvę nusipirkt dalykų. Apšvietimas, aš manau, 10 iš 10. Hello! Kaip vlogas Londone, taip nauji batai. Taip. Batai. Žyvus. Guminis. Čia etiketė? Look at her. Look at her. Ką aš galiu pasakyti? Halloween'as artėja. For sure artėja. Bukinam savo dviračius ir važiuojam į kiną. Kol rašiausi į konferenciją, kurią šiandien einu, gavau 2 siuntas ir to jas išpakuosim. Į TikToką nufilmuosiu, tai įdėsiu čia TikToką, kurį nufilmavau. Nu ir kągi aš ten pamačiau. Žodžiu, šiandien labai graži diena, mane pakvietė į konferenciją Londone ir taip pat gavau 2 siuntas prieš ją, tai vat ir pakuojam. Pirma siunta bus kvepalų, brendą patys perskaitykit, net nebandysiu ištart. Žodžiu, labai skanus kvapas, labai. Tikrai visiems rekomenduoju, man labai patinka. Galit matyti, kokia aš excited. Ir antra siunta yra, kurią Eirimas užsakė. Jis užsakė man kepurę, ant kurios yra parašyta Gali Rihanna Only Girl. Žodžiu, jeigu mane pažįstat, jūs žinot, ką čia šitas reiškia. Ate, bėgu į konferenciją. Bet šiaip visai esu excited varyti konferenciją, į kurią mane pakvietė Londone. Like, you know.
So important. Tai bus networkingo vakaras šiandien. Tai exciting. Galimai scared, nes pirmą kartą važiuoju kažko tokio Londone. Ir dar pirmą kartą važiuosiu su metro. Viena. Aš konferencijoj. That this is probably one of the most impactful things that they could do. Ok, labas rytas. Čia bus batatų košė, čia bus vištiena su kiaušiniu ir kramsais. Šitais. Ir čia bus šparagai. Mes važiuojam į Oksfordą. Mes atsikėlėm 8 ryto. Дальше и раньше. Идем здесь, вообще-то, дружи, хорошо. Каролина. Вальга. Atvažiavom į Oksfordą. Queen Elizabeth. Kapeikos žiūri. Tiesiog prie bažnyčios surinko ir dabar va žiūri. Kapeikos. Įdomu, žiūrėk. Kokosė. The library. Ir tada išeisim, gal nebelis ir grįžti. O ne šitas ir yra? Bet iš tikrai tais, aš ten paskaičiau. Eik tu savo. Atėjome į vietą, kur patys sriubą savo į tokį dabenėlį rinksim. Tai hot pot. Aš išplausiu jau kavą. Išvažiuojam iš Oksfordo. Kažkas gavo stalo žaidimą. Tai labai laimingas yra. Viskas, ko reikėjo. Taip. Važiavom į Oksfordą, kad žaidimą nusipirkti. Taip. Skaniai pavalgyti, pavaikščiot ir žaidimą nusipirkti. Tai jau vakaras, jau saulė leidžias. Einam į traukinį ir važiuosim į Londoną atgal. Šiaip įvertinus Oksfordą, tai visai cute. Man visai patiko architektūra. Aišku, oras, aš vis nesupratau oro, nes kas 3 minutės galėjo tiesiog nuo saulės keistis į lietų, po to į vėją ir va taip tin pastoviai kaitaliojas. Tai šitas nepatiko, bet uždusau. Privalė. Jo, bet šiaip architektūra labai graži tikrai. Tokio tikrai Oksfordas toks, kokio tikėjaus. Ir labai kilčiai apžiūrėti visą šitą rudens aplinkoj. Nes tie lapai dar krenta, tai labiau tokio vaibą duoda. Tai žodžiu, viso, važiuojam namo, žaidimą naują.
Važiuojam į gimą. Tikrai mano noru. Kažkas tai turi dviratį, aš tai nežinau. Tu mane leis prie sienos. Čia tipo dėžė 305 kg. Jaučiu. O, nenoriu Oksfordo. Tikėt, kad aš šitą įrašinėjau. Nepatikėsit, kas čia vyksta. Tiesiog. I am so shocked, kad aš net negaliu kalbėti. Pradėsim nuo toliau. Tai šiandien yra pirmadienis. Šeštadienį buvom Oksforde, labai patiko, labai faina viskas. Nuvažiavom į sendaikčių turgų, labai faina. Mes turim labai fucked up situaciją. Labai. Mes pradėjom sutikinėti žmonės, apie kurios tiesiog random užsimindavom arba kažką šnekėdavom. Ir mes juos sutikdavom random vietose. Vidury marketo. Oksforde sutikom žmonės, kurie gyvena Londone. Ir tada jau kažkaip mes pradėjom galvoti, kad čia kažkas sas. Šiandien yra pirmadienis ir šiandien yra full on pokyčio diena. Aš dirbau darbus, turėjau darbo reikalų, darbo meetingų ir panašiai. Bet darbo metu atsirado 2 pozicijos Londone. Mano pareigai, Vinted, mano specialybės. Ir of course aš aplikavau į abidvi. Dėl to, kad naudojam šitą kaip mano dienoraštį, tai man įdomu, kas čia bus. Ar aš gausiu darbą ir mūvinsiu į Londoną. Man labai įdomu irgi, kad aš visą šitą filmuoju ir pasakoju ir man labai įdomu, kas bus toliau. Ar čia kažkas iš to bus, ar nebus. Kas jeigu čia yra momentas, kai aš mūvinu į Londoną. Va tokie va vaibai. O kaip jūsų vakarai praeina? Pas mus va taip. Čia normalu? O kaip jūsų trečiadienis atrodo? Čia naminiai drabužiai, vat Airimas nešioja, o čia mano naminiai drabužiai. Ir mane balota galva. Ne, pas mane vis laik fresh. Čia suktas plakatas. Čia dabar bus fotozonos veidrodis, bet man reikia jį kažkaip pritvirtinti. O čia didžėjus main. Galiu klausimą, o restoranas nebuvo tuščias? Ne. Pasakoju, mes šiandien važiuojam. Mes visų pirma šiandien sutvarkėm visus namus taip, kad namai atrodo, kad galim tiesiog pardavinėti juos dabar. Ir važiuojam į kavinę, kur galima leisti savo vinilus. Tai Airimas pasirinko savo vinilų ir važiuosim ten, kad jis galėtų leisti savo muzikos ir pačilinti tiesiog. Bet kad tvarkėm visus namus, tai čia. Ir rytoj atvažiuoja draugai iš Lietuvos ir iš Lenkijos.
Tai ką jūs galvojat, mes praėjom dabar patikrą. Patikros metu aš nuskanavau bilietą, praėjau, all good. Ivona bandė skanų bilietą. Pasiekas pasirašė? Dublikatas. Bandėm keliais būdais, bandėm per QR kodą, aš daviau... Visus bilietus, kokius turim. Jo, daviau savo telą, iš mano telą nuskanavo, vėl dublikatas. Liotas atsiuntė irgi dar PDF-ą. Nuskanavom tą nieko, bet kažkaip praleido. Ir dabar užėjau... Ne aparatas, o žmogus atėjo praleido. Žmogus atėjo praleido, atidarė tiesiog geitus ir praleido, pasakė gerai eikit. Ir dabar pasižiūrėjom dokus, tie pirminiai, kur buvo Lioto atsisti, tai ten buvo parašyta, kad boarding pass, o dabar užėjus į svetainę, tai rašosi tik tais confirmation, o ne ir rašo this is not a boarding pass. Tai dabar sėdim prie vartų, kai tik tais pradės laipinimą, tai prieisim vieni iš pirmųjų ir pradėsim kelti skandalą. What the fuck is this? Because I don't need that stress, I don't need it. Širdis plaka, nu bet kažkaip. Aš apšiai ramiai, o Lukas stresuoja, sako, tu širdis iškrės. Facts. Taip. Atvykom į Londę. Nu tai ką, atvažiavo man draugai į Vilnių, norėjau sakyti, į Londoną. Aš dabar einu jų pasitikti ir tuo pačiu dar ir parduotuvę nueisiu. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Ne, žiauriai, čia labai normaliai. Tai čia kam be nieko šitas? Ivanai. Bet dar būdas su šitas. Aš kaip Leonas parašėm. Reikia nusižeminti. Viena pačia, man atrodo, skanesnė. Taip, paragauk. Tekstus rašyti. Per kompą tik? Mes einam į miestą su autobusu. Išvarom. Malu, kad tu Going down. It's going down. I remember. You better move. You better dance. Let's make a night. You will remember. Norm? Bet pažiūrėkit, koks Jonas gražus. I'm like fully naked, guys. Nipple slip-ins. I'm gonna flash some bitches. Hello. Bye. Go!
žodžiu nukryto, supyso nosį. Ejai! Karolina su kažko pasibučiavo, nežino su ko. Tau. Siska. O kodėl čia taip rodo? Hide it! Guys, hide it! Lukai! Kaip? 2. Du Lukai? Both Lukases? Or we're supposed to talk on the plane? Jie laukia eilėj į tualetą. Pakelsim čia, sutvarkysim dantis, removinsim visus potus ir viskas. The flawless beach on the street. Ekspres masažas. Noriu papasakoti istoriją. Visų pirma, šitą skipinom, su nieko aš nesusimušiau, bet mes važiavom su dviračiais iki parduotuvės. Tai vieną kartą aš įvažiavau į stulpą ir trenkiausi žostkai su koja, nes aš tvarkiau šaliką. O kitą kartą, čia praėjo gal, nežinau, 2 minutės ir kitą kartą mes apvažinėjau kraudą žmonių kažkokio ir mes jį apvažiavom ir ten staigiai žmonės išlindo ir ten visiškai nebuvo pravažiavimo ir Eirimas žostkai stipriai sustojo ir aš bandžiau sustoti ir man neveikė stabdžiai ir aš tiesiog įvažiavau į Eirimą ir aš ten su tokiu pykčiu ten visą kalbą sušnekėjau lietuviškai, tiesiog visus ten vos nepasinčiau, kodėl jie stovi ant šito kelio, o po to man Eirimas sako, taigi ten Sabonis stovėjo su savo visom ten trenerių. Sabonis jaunesnysis. Savo trenerių šaiką visą ir aš tokia... Jo, nes Sabonis jaunesnysis dabar yra London Lions treneris ir London Lions stadionas yra prie pat mano namų. Nu, ten 2 minutės nuo mano namų. Tai ten grinai išeininėjo po varžybų šiandien ir mes jas atvažiavom netyčia. Ir gavo tiradą visą netyčia. Šiandien mes su Luku jau vieną naktį miegosim atskirai. Norim parodyti, kokie maži apartai. Tu prasme, va čia va 2 lovytės. Čia va vieno žingsnio, mano žingsnio tarpelis. Ir tada eina, va čia va dušas toks, nu dar plius minus. Ir čia va tūlikas, Lukas sakė, netelpa beveik, vos jis ten ant kiek siauro. Jis, ta prasme, negali išsitiesti pilnai. Va čia va tobulas vaizdas. Čia jau kas savaitgaliai buvo atvažiavę. Vat tokiais lagaminais. Važiuoju priduoti juostos iš renginio, nes darėm nuotraukas ant juostinio mano. Tai šiaip gan gerą juostą nusipirkau. Čia kreditai Levis, nes jį man padėjo viską surasti ir parinkti geriausią juostą. Tai va dabar važiuoju į Brikleinę išryškinti juostos. Oh dear Lord, that's class. Norėsi pastengiausi ištraukti šitą, nežinau kažkaip. Bent jau zvirt ar kažką. Bet vėl gaminam. Nerodysiu dabar, kaip viską gaminam, bet aš turiu šiandien pagaminti 3 patiekalus. Tai yra 3 korsai. Pusryčiam pudinką padaryti bananų, braškių, čijos sėklų ir ten and stuff. Pietum šiandien bus čili iš Turkey. Vakarieniai dar bus lemon herb chicken, man atrodo. I fucked up ir aš nusipirkau chickeną su kaulais, tai man reikia dabar viską tvarkyti pačiai. Ką dar norėjau pasakyti apie renginį. Renginys, tobulai viskas gavos, labai esu patenkinta ir Eirimas yra patenkintas ir visi mano draugai, kurie atvažiavę buvo iš Lietuvos ir Lenkijos, irgi visi patenkinti.
Tai manau, tikrai jis buvo pavykęs. Čia kaip pirmas dalykas. Kaip antras dalykas, dėl darbo, aš manau, visi mes laukiam update'o. Aš labiausiai laukiu update'o. Tai update'ą mes neturim. Biški perėjame iš tikrųjų. Bet čia part of the process. Viskas eina pagal mažus stepsus. Bandom kaip galim. Šią savaitę pernelyg daug nieko neveikiam, daug labai dirbam ir aš labai daug overtime dirbu dabar. To get that money. Labai gerai praleidom laiką, kai buvo atvažiavę draugai. Daug visko veikiam, daug visur važinėjom, kažkiek parodysiu, bet aš labai daug nefilmavau. Nes tiesiog norėjau paenjoyint momentą ir pasimėgaut. Aišku, irgi daug streso buvo ir dėl renginių, ir dėl to darbo, tai irgi ten skirtingų aš pobūdžių buvau. Bet sunkiai kažkaip man, kai aš nesu įsitvirtinus kažkur, kai ten mėnesį ten, tai žinokit, ant finansų irgi tas matos. For sure. Bet aš manau, čia part of the process ir aš kažkada po kažkiek metų žiūrėsiu šitus visus video ir tiesiog galvosiu, oh my god, wow, you made it. Ir aš tikrai taip žiūrėsiu ir galvosiu. Ir aš esu iš savęs tikrai proud. Tikrai proud, kad aš tyrinėjau save, randu naujų dalykų. Ir bandau gyventi, bandau viską toliau spręsti. Kai irgi neseniai, prieš porą dienų įkėliau vlogą iš Trakų. Tai irgi ten buvo sunkus laikotarpis gan. Ir irgi mačiau, kaip aš straglinu, mačiau, kaip viskas sunkiai sekas. Bet aš vis tiek įveikiau viską. Ir man viskas pavyko. Man tada viskas pavyko ir dabar viskas pavyks. Einu toliau daryti pusryčius, pietus ir vakarienę. Wygląda ta biała farba na dyniach, bo ona jest ciężka do pokrycia, tak? Kodėl čia daiktų daugiau parduoda, kai įsijungia viską? Tikrai įsigė. Ne. If I hadn't told that snake not to attack Justin... Oh, that's what you said to him. You were there. You heard me.